Tai labas rytas visiems. Kalbėsiu apie geštaltą ir bioenerginę analizę, apie jų taikymą praktikoje. Ir pirma mano skaidrė tai smegenys. Dėl to, kad mes kalbam apie smegenis ir tai mūsų kūno dalis. Kartais atskiriama labai, sako, protas ar nemąstymas, intelektas ir kūnas. Tai, ką aš mokiausi ir vis dar mokausi, ypač bioenerginiai analizai, tai, kad mes esam visuma. Tai nėra taip, kad galim tik intelektualiai dirbti, labai dažnai reikia sugrįžti ir į kūną. Ir būtent tos terapijos kryptis, geštalto ir bioenerginės analizės mus ir kviečia sugrįžti. Ir patirti emocijas, nes emocijos tai yra energijos judėjimas iš to termino, emotion, ne? Energy motion. Tai ta energija yra tekėjimas gyvybės, gyvybinė energija mūsų ne tik smegenyse, bet ir apskritai visame kūne. Tai kai mokiausi psichiatrijos ir kai dirbau psichiatrijos skyriuje ir dabar dirbu, tik šiek tiek atostogauju su vaiko priežiūra, bet visą laiką man padėdavo tas praktikavimas ir mokymasis terapijos, būtent dėl to, kad tiesiog neužtenka vien tik tai kalbėti su žmogum. Kartais reikia patirti ir padėti, kai aš kaip terapeutė, kaip gydytoja galiu priimti savo emocijas, galiu priimti savo jausmus, tada galiu padėti ir klientui ar pacientui lygiai taip pat patirti, išgyventi ir atrasti daugiau tų jausmų ir emocijų. Apie geštalto terapiją trumpai, tai ją sukūrė Fritzas Perlsas. Mokėsi jisai iš pradžių psichoanalitinės terapijos, po to sakoma, kad atrado savo kryptį, galimai po konflikto su pačiu Freudu, galimai ir nebuvo to konflikto, tokio labai detalaus aprašymo, kaip ten buvo, nėra, bet jisai į žmogų pasižiūrėjo truputį kitaip, humanistiškiau, žmogiškiau. Jo interesas buvo kontaktas su žmogumi, su pacientu, su klientu, toksai lygiavertis. Nes kartais mes esam pripratę, ypač medicinos sistemoje, kad mūsų pacientai ateina, jie tarsi prašo pagalbos ir mes jam bandom padėti ir viskas tuo gerai, bet kartais žmogus jaučiasi labai trapus, vienišas ir nesaugus toje medicinoje. Tai ką geštalto terapija sako, tai būti tokiam lygiavertiškesnėme kontakte. Tai dalintis ir informacija, kiek pacientas žinoma priima, bet ir atsakomybėmis, ir nebūti kažkokiu visažiniu, o tartis, tiesiog diskutuoti, ar ne? Aš galvoju taip, kaip jums atrodo, arba aš matau jūsų situaciją taip. Tiesiog nebūti visažiniu, visagaliu, bet grįžti į tokią truputėlį lygiavertiškesnę poziciją su savo klientu. Geštalte labai svarbus čia ir dabar principas, kad mes žinoma analizuojam ir kalbame apie tai, kas buvo praeitie, apie traumas ir tai labai svarbu, bet dirbame su čia ir dabar momente, tai yra tą visą turinį, tą visą praeitį mes atnešame į čia ir dabar. Klientas skatinama pajusti, net ypač dirbant su traumom, tai yra labai svarbu, kai klientas gali įkristi į būseną, tarsi į praeitį, kur didžiulė baimė užvaldo ir jam sunku susivokti realybėj. Tai geštaltas kviečia tą patirtį, tos traumos atsinešti į terapiją ir su terapeutu jaučiant tą kontaktą ir išbuvimą, išbūti tame ir patirti ir išbūti, nes tas kontaktas yra tarsi ryšys su žmogumi, žmogaus ryšys su realybė, kad jisai neišskristų į kosmosą, nenueitų į psichozę ir panašiai, nes kartais terapiją bijoma taikyti ir su psichozinio spektro sutrikimais ir tai yra tikrai labai labai rizikinga, bet labai švelniai ir etapiškai galima bandyti prisiliesti, ypač jeigu po to gerėjant būklę, tai tada visi giliau ir giliau. Kai pavyksta, užmegzti kontaktą su klientu. Būtent geštalto psichoterapija, ko aš mokiausi, labai daug to kontakto čia ir dabar, buvimo su klientu, išbuvimo, stebėjimo, pastebėjimo ir nenuskubėjimo kažkur tai, kam dar klientas nepasiruošęs. Geštalto principas yra labai įdomus dar ir tuo, kad turi tokią paradoksalią teoriją. Ne? Tai sakoma, kad ne tai, kad aš dabar noriu, kad tu kaip klientas ar pacientas pasikeistum. Ne, sakoma, kad tas pokytis įvyksta tada, kai klientas arba pacientas supranta, suvokia, kaip iš tikrųjų yra, kai jisai leidžia savo pirmą pajusti, yra taip, taip, taip,
ir tada pajunta, bet čia kažkas ne taip su manim galbūt, arba, nu, kažkaip čia, ne taip, žiūrėk, pokytis įvyksta, sakoma, tada, kai klientas pirmiausia sąmoningai suvokia ir priema tą realybę, kuri yra čia ir dabar. Nes natūralu, suprantat, kai pagaliau suvoki, kad kažkas tai ne taip tavo gyvenime pats, ne tai, kad tau kažkas pasako, ei, žiūrėk, čia kažkas ne taip, o ne, bet tu pats giliai suvoki, kad ne, čia kažkas negerai, tada natūraliai atsiranda tas poreikis, noras keistis. E, Pats geštaltas yra tas terminas, kai kam neaiškus, tai šitas paveikslėlis labai aiškiai, na, galbūt sąlyginai aiškiai parodo, kas tai yra. Tai geštaltas tai yra visuma dalių, bet tai nėra tik visuma, kad vat, ten beždžionė, liūtas, medis ir taip toliau, bet iš tos visumos, ar ne, kai mes dirbam su klientu ir surenkam visas detalės, mes gaunam kažką daugiau. Išauga medis, išauga visas paveikslas ir tai nėra tik medis ir tai nėra tik tai beždžionė ar liūtas. Tai vat geštaltas yra apie tą visumą, apjungimą, bet tada, kai iš to gaunasi kažkas tai plačiau ir daugiau. E, taip, apie bioenerginę analizę, tai ją sukūrė Aleksandras Lovenas. Jisai buvo tiesioginis Raicho mokinys. Raichas yra pakankamai kontroversiška asmenybė, bet jis lygiai taip pat mokėsi psichoanalitinės terapijos pas Freudą. Ir tiesiog interpretavo šiek tiek savai. Ir bent jau pati pradžia tai buvo labai labai graži ir jisai pradėjo vystyti teoriją apie kūno šarvą, tai yra apie tai, kad kūne tam tikra informacija, tam tikra praeitis yra tarsi sustingdoma. Mūsų kūnas pasakoja, kaip mes buvome praeitie, kokie mes buvome, koks buvo santykis su tėvais arba artimiausia aplinka ir panašiai. Ir iš to formuojasi ta kūno tokios struktūros, archetipai. Ir tai nėra kažkas visiškai naujo. Tai nėra, kad atėjo Raichas ir sako, o dabar bus taip ir čia mes turim 5 charakterius ir taip toliau, kūno tipus. Iš tikrųjų, kai mes kalbam su kolegomis, kurie irgi kartu studijuoja bioenerginę analizę, tai pastebim, kad iš tikrųjų tie tipai yra labai panašus ir į tuos rytų medicinos tipus, ar ne, ten irgi kalbama apie ten, kas būna, kai stambesnis žmogus, arba kai labai lieknas ir kas jam būdinga, koks charakteris, kaip jisai elgesi, tai lygiai tą patį, ar ne, ir va ta kūno terapija, kuri prasidėjo nuo Raicho, tada Aleksandras Lovenas vystė, buvo ir daugiau krypčių atsirandusių būtent nuo Raicho, bet man labiausiai patiko būtent Aleksandro Loveno, nes tai yra pakankamai daug žinių ir paaiškinimo suteikianti. Tai nėra, kad kažkokia tai mistika, ar ne, kad vat, čia yra taip ir aš žinau, kodėl taip yra. Ne, iš tikrųjų tai pakankamai daug paaiškinimo, ne, kad vat, ta emocija duoda taip. Ta emocija duoda taip, ar ne, ir tas kūnas, dirbant ypač vat, ir moksluose, bet ir apskritai dirbant su klientuose, kartais tiesiog pamatai, kad, nu tikrai, ar ne, va, jeigu žmogus liūdnas, jis kūprinasi ir tai, kažkaip taip gūžiasi, slepiasi, taip lyg žemyn lenkasi. Jeigu piktas, kartais būna tas pyktis nugaroj labai toksai išreikštas ir atrodo, nu kaip čia taip, bet iš tikrųjų, kai pradedi stebėti žmonės ir kalbėtis ir bendrauti, tai atrodo, kad, oho, geras. Taip, tai Aleksandras Lovenas jungia tą darbą su kūnu ir intelektiniu darbu. Tai mane kuo ir žavi ta bioenerginė, kad tai nėra tik darbas su kūnu kaip kokia kineziterapija ir nėra tik darbas su intelektualiniam lygiai, tai yra apjungimas tos visumos. Nes kuo toliau, to labiau aš ir jaučiuosi, kad mano kūnas, aš kaip terapeutas, aš kaip psichiatrė, aš esu visuma, negaliu išskirti nei tos dalies, aš dirbdama taikau viską, ne? Tai prigyvendama, aš ir kvėpuoju, ir mąstau, ir judu, nes jeigu kažko trūktų, tai nebūtų tos visumos. Tai čia tokie panašumai ir geštaltą. Patys basicas, pats backgroundas tos terapijos ir ko mes mokėmės, tai labai svarbu yra tiesiog pirmiausia leisti žmogui pajausti, ne, patirti tokius labai labai esminius ir labai paprastus dalykus. Tai įsižeminimas. Tai įsižeminimas yra labai paprasta. Jeigu dabar sėdite ant kėdės, kas tikėtina sėdite, tai tiesiog pajuskit savo užpakalį, kad taip stipriau, taip pat su rankom įsikimbat į kėdę ir taip, kaip čia tas mano užpakalis. Ir tas duoda nusiraminimą. Bet prieš pradedant skaityti pranešimą, aš tą ir dariau. Taip, aha, gerai, aš dabar sėdžiu ant kėdės, mano kojos ant žemės, mano užpakalis ant kėdės. Ir taip po truputėlį grąžina į tą realybę.
pajautimas, ane, aš jaučiu savo kūną, aš jaučiu kėdę ir grįžtu į čia ir dabar, į kontaktą su savimi ir tada į kontaktą ir su kitais. Kvėpavimas. Kvėpavimas labai dažnai mūsų pacientai nekvėpuoja, jeigu pastebėjot. Ir dėl to kartais labai svarbu tiesiog atkreipti dėmesį. Matau, nekvėpuojate. Ir žinoma, paskatinti įkvėpti giliau. E, Ne visada pavyks. Tai turbūt ne visada įmanoma, nes jeigu žmogus tikrai tokioje sudėtingoje situacijoje, būklėje, sakau, depresiška ar panašiai būsenai, tai tu jam gali pasakyti, kvėpuok giliau ir jisai bandys, bet tai nereiškia, kad staiga tas kvėpavimas labai labai pagilės. Pagilės šiek tiek, žinoma, sąmoningai, bet tik tai, vat, dirbant su kūnu ir išlaisvinant tą įtampą kūne, tada gilėja tas kvėpavimas, jisai atsiranda tos erdvės. Labai įdomus patyrimas man ir pačiai terapijai, nes aš ne tik mokausi, bet kaip mokinė bioenerginės analizės dar turiu ir savo asmeninę terapiją. Ir tas pojūtis, kai vat, kūne atidarant krūtinės visą dalį ir leidžiant savo įkvėpti daugiau, iš tikrųjų atrodo atsiranda daugiau vietos. Ir tai sunku paaiškinti žodžiais, bet reikia tą patirti tokį, kad, blemba, aš dabar galiu įkvėpti kažkaip giliau. Ir atsiranda ta patirtis, kad kūnas gali daugiau tos energijos skirti kvėpavimui. Apie vibracijas. Vibracijos irgi toksai terminas galbūt keistai skambantis, bet iš tikrųjų labai paprastas dalykas. Ta mūsų gyvybinė energija, jinai kyla iš tokios vibracijos, ar ne? Jeigu kartais labai nerimaujat, kūnas visas dreba ir tai gali būti arba tikrai labai didelis nerimas, stresas ir kūnas tiesiog taip bando kažkaip tai išgyventi, išjudėti tą nerimą, nes kai mes būdom labai 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 senai praeitie, kai būdavo kažkoks labai stresas didelis, tai tada gyvūnai ar žmogus tiesiog bėgdavo, judėdavo ir taip toliau. O šiandienos kasdienybėje mes negalime tiesiog atsistoti ir pabėgti. Galime kai kuriais atvejais, bet dažnai mes turim išbūti. Ir tas drebėjimas yra tarsi kūno toksai poreikis išjudėti tą energiją, tą stresą. Bet lygiai taip pat vibracija ir tas vibravimas gali kilti ir tuomet, kai labai labai gera, kai tiesiog faina, taip gerai jaučiuosi ir taip toks excitement vadinamas, arba jaudulys lietuviškai. Tuo metu, kai kažkas labai gero vyksta. Ir kartais žmonės sumaišo, sako, blemba, aš lipsiu ant scenos ir man tai baisu, bet kartais tai gali būti labai didelė baimė, kartais gali būti, wow, aš turėsiu galimybę pasisakyti, aš turėsiu galimybę pabūti prieš auditoriją ir tas drebulys lygiai taip pat, jisai jaučiamas kūne lygiai taip pat, bet tai jau yra simbolis, tai yra išraiška būtent to pačio, tos pačios energijos, bet tik tiek, kad ta pozityviajame tokia. Aš noriu parodyti save, aš noriu būti matomas ar ne, ir man neramu, bet aš wow, kaip džiaugiuosi tuo buvimu. Tai va, taip pat labai svarbus elementas, iš kur tie charakterio tipai, bioenerginiai analizai, bet nėra taip, kad mes matytumėm žmogus, sakytum, aha, va čia toks tipas, va čia toks, va toks, va toks. Yra tam tikri elementai, kaip pas žmogų vyrauja, ne? Bet taip nėra, kad va, šitas žmogus būtent toks, toks, visi mes turim po biškį kiekvieno elemento, nes tie elementai yra charakterio tipai arba kūno, tam tikra sandara formuojasi labai ankstyvoje vaikystėje. Ten šizoidinis tipas iki, nežinau, dar gimdoje, vėliau iki pusės metukų, po to nuo pusės metukų maždaug ten toks oralinis tipas ir taip toliau. Vėlgi, jeigu girdite tos terminus, šizoidinis, oralinis, mazochistinis ir taip toliau, jie turbūt bus labai girdėti, nes tai nėra kažkas, sakau, naujo. Ir iš tikrųjų labai persipina ir psichoanalitinė, ir psichodinaminė terapija, nes ir Lovenas, ir geštaltistas Perlsas, jie buvo susipažinę tikrai su psichoanalize ir patyrė, tiesiog nuėjo šiek tiek kitą kryptimį. Kalbant apie panašumus ir sąsajas, tai kaip minėjau, Reichas yra vienas iš siejančių dalių. Tai kadangi Perlsas laikė paskaitas pas Reichą, ne pas Freudą, bet pas Reichą kaip psichoanalitikas, vėliau nuėjo savo kryptimi ir lygiai taip pat Aleksandras Lovenas, tai buvo jau tiesioginis Reicho mokinys ir ilgą laiką dirbo, kai jau Reichas daugiau dirbo su tais charakterio tipais arba tais kūno šarvo tą idėją. Tai geštaltas ir bioenerginė analizė turi bendrą tokį supratimą apie kūno ir emocijų ryšį, apie autentišką kontaktą, nes mes bioenerginė analizai
Lygiai taip pat dirbam ir apie pasipriešinimą ir buvimą su žmogum, kontaktavimą, kaip su juo išbūti. Tai yra tokių labai labai daug persipinimų. Ir kviečiama ir vienoje ir kitoje terapijoje iš principo klientą konsultuojančiam terapeutam būti autentišku. Ne? Tai būti savimi, nevaidinti kažkokio tai, nu, ko nesi. Nes ypač kūno terapija, tai kaip mes matom ir skanuojam klientą ar pacientą ir sąmoningam, ir nesąmoningam lygmenį, nu, tai lygiai taip ir mus jaučia pacientas, kai mato. Tai jeigu mes būsim, sakysim, oi, man viskas labai gerai, aš tavim dirbu, bet viduje kažkaip kunkuliuos kažkokios blogos emocijos, ar nepriimsim to paciento ar kliento, tai gali būti jaučiama, tai nebus verbalizuota, bet klientas gali atsitraukti ar būti labai gynybiškas, jeigu jaus, ne, tai kad konsultantas, kad terapeutas nėra su juo. Kvėpavimas, tai svarbu abiejose terapijose. Ir kūno išraiška, žinoma, svarbu abiejose pusėse. Galbūt tas skirtumas toksai esminis yra apie tai, kad Perlsas labiau kalba apie fenomenologiją, apie stebėjimą, apie sąmoningumo didinimą, dialogą. Vis tiek išliekame tame kalbinėme lygmenį, bet taiko labai daug įvairių technikų. Tai jeigu kažkas esate susidūrę su geštalto metodika, tai galima piešti, galima dirbti su moliu, galima judėti, galima sutikus klientui ar pacientui galima prisiliesti. Tiesiog labai daug yra technikų ir galimybių, bet vis tiek labai skatinama grįžti į čia ir dabar, apibendrinti, verbalizuoti. O Lovenas daugiau nuėjo į tą judėjimą, energijos išraišką tiekmę. Pradžioje buvo labai daug kalbama apie tą išraišką, bet iš tikrųjų tuoj paaiškinsiu, kaip dabartiniu požiūriu yra. Dar trumpai sugrįžtam prie geštalto. Tai geštalto yra toksai ratas, ar ne? Ratas tai yra tam tikros stadijos, bet tai tas ratas, ar ne, tai daugiau yra apie gyvenimo ciklą. Tai nėra, kad tik tai apie terapiją ir kažkokį kontaktą su klientu, bet apskritai mes užsinorime kažko, ne, tarkim, valgyti. Tai iš pradžių nenorime, po to užsimanoma, suvokiama, noriu valgyti. Aha, tai ką man čia dabar, jeigu noriu valgyti? Reikia iki šaldytuvo nueiti, kyla energija, einame iki to šaldytuvo, veiklos fazė, pasiėma obuolį iš šaldytuvo ir atskandame. O, kaip gerai, kontakto fazę mes pasiekėme. Ir tada jau vyriškiname, similiuojame, atsitraukiame ir viskas, nebenoriu valgyti. Tai lygiai taip pat geštalto požiūris yra tas, kad yra toks tarsi bangavimas, ne? Arba tas ciklas, kuris pastoviai kartojasi. Ir terapija, kai dirbam, kyla kažkokia tema, mes su ja dirbam, išjaučiam, po to vėl paleidžiam. Ne? Čia yra pažymėti ir tie pasipriešinimai. Raudona spalva yra iš Klivlendo mokyklos daugiau, mėlynas sudėliojimas yra iš klasikinio Perlso modelio. Aš daugiau mokiausi apie tą naujesnį modelį. Tie pasipriešinimai, tai jie šiek tiek kitaip skiriasi formuluotė, bet jie labai primena psichoanalinės, psichodinaminės terapijų tos pačius pasipriešinimus. Tai va. Žiūriu, kad laikas eina greitai. Tai dabar apie bioenerginę analizę, tai irgi tas bangavimas jisai išlieka ir labai stiprus, ta gyvybinė energija, jinai kyla ir leidžiasi, ar ne, kyla, pasiekia kažkokį tai piką ir tada nuslūgsta. Fertile void yra terminas daugiau už geštaltą, bet iš principo tai, kad tas nuslūgimas, tai nereiškia, kad viskas dingsta mirtis, bet iš principo tai tos emocijos nuslūgsta ir susidėlioja į tokią derlingą tuštumą. Kartais klientas sako, nieko nejaučiu. Ir kartais tai yra negerai, nes tiesiog neleidžia savo justi, bet kartais yra gerai, nes ta tuštuma yra tiesiog buvimas, kažkoks tarpas, kur nevyksta nieko, bet galbūt ateina tas spontaniškumas. Tas spontaniškumas man buvo labai bioenerginė analizė, matyti ypač kaip terapeutai grupėje dirba. Ir atrodo, nieko nevyksta ir tada staiga kažkas grupėje pradeda judėti ir tada, impulsas, pabandykim visi. Ir tada visa grupė išjuda, nes grupė irgi yra visuma. Tai kartais tas kažkoks grupės išjudėjimas vieno asmens gali išjudinti visą grupę ir tai yra tada toks irgi autentiška ir tikra, ne tai, kad dabar bus toks pratimas, dabar toks ir dabar toks. Ne, bet tas, kad, geras, kažkas kyla, yra poreikis judėti taip ir taip. Taip, grįžtant prie tos minties apie kokia yra dabar terapija, man labai patiko
mano supervizorius Richardas Taleb, Richard Taleb kalbėjo apie terapijos etapus. Tai aš labai manyčiau, kad tai yra ir geštalto, ir bioenerginiai labai tinkama. Tai pirmiausia, ką mes dirbam su su klientu turėtumėm pasiekti, tai tą sąmoningumą, kai klientas pradeda jausti kvėpavimą, jausti kūno signalus, priima, kad kažkas su manim vyksta, aš jaučiu. Nes dažnai yra tas nusijautrimas, nejautimas nieko, kažkoks vengimas savo kūno signalų, tai kas vyksta. Ir kūnas bando pasakyti, dėl to kyla, pavyzdžiui, visi tie psichosomatiniai sutrikimai, kai jau kūnas niekaip tau, kaip žmogui, nebeįmanoma jam parodyti, kad kažkas blogai, tai tada atsiranda skausmas, vaigimas, tirpimas, ta. Tai nueinam į tokius kraštutinumus, kur jau kūnas priverčia sustoti, ne? Tai terapijai skatina pajausti, išjausti ir toj ankstyvesnėje jau stadijai pamatyti, kad kūnas kažką nori pasakyti, kūnas kažką bando išreikšti. Antras etapas, kai žmogus jau tampa sąmoningesnis, jau gali ateiti į terapiją ir sakyti, žinote, aš jaučiau taip ir taip, ir aš norėčiau galbūt dirbti su šitą emociją, nes man kažkaip atrodo, kad kažką aš tokio jaučiu. Tai kai atsiranda tas sąmoningumas, tada labai kviečiama į išraišką. Bioenerginė analizė tai gali būti ir labai ekspresyvu, ir rėkimu, balsu, galbūt rakete pagalvės daužimu ir panašiai, ir tai gali atgrasyti, bet kita vertus tai yra leidimas išjausti, išbūti. Geštalto terapija irgi yra to, galbūt santūriau, bet išreikšti per piešinį, išreikšti per prisilietimą ir terapeuto, nežinau, pastumimą. Tai va. Ir žinoma, kai išraiška atsiranda, tai atsiranda ir kvėpavimas, ir tas galima bioenerginė analizė su ta vibracija dirbti ir judesiu, tai tikrai atsiranda to išlaisvinimo. Gilesnėme lygyje gebėjimas sulaikyti, tai vėlgi yra toksai jau vėlesnis etapas terapijoje, kai žmogus jau jaučia sąmoningai, gali išreikšti, bet gali ir pasirinkti, ką daryti su tą energiją. Ar gali tiesiog sulaikyti kažkokio esamojo momentu, jeigu kažkokia yra konfliktinė situacija, nes mes esam matę ne vieną atvejį televizijoje, kai tiesiog žmonės sprogsta ir ten, žodžiu, viską išdaužo, išrėkia ir tada visokie memai ir taip toliau, kuriamis su jais. Tai tas gebėjimas sąmoningai, aš pykstu, labai pykstu, bet aš tiesiog galiu išbūti. Ir aš tą pyktį savo galiu nukreipti į kažkokią kitą veiklą. Galbūt aš pasistengsiu, nes pyktis yra lygiai ta pati energija, kai žmogus tiesiog susikoncentruoja, sako, parašysiu aš tą darbą. Imsiu ir parašysiu, užsispyręs, tai lygiai ta pati energija, tiesiog jinai konvertuojama į tą tokį veiksmą, kuris yra priimtinas visuomeniai ir netgi skatinamas. Lygiai taip pat gebėjimas sulaikyti ir įsižeminti yra svarbus. Kaip sakiau, šiandien atsisėdau, mano vaikas serga, karščiuoja, aš ateinu pranešimus skaityti. Gerai, aš atsisėdu ir įsižeminu ir nusiraminu, esu čia ir dabar. Tai va, fenomenologija. Šitas terminas ateina daugiau už geštaltą, bet, kaip aš sakiau, lygiai taip pat ir bioenerginiai analizai mes niekur nuo to labai toli nepabėgam, tas dėmesys čia ir dabar. Terapeutas, rekomenduojama, kad terapeutas bandytų suvokti ir atspindėti, kas vyksta kūne. Ir kartais tos labai minimalios intervencijos, tai yra, matote, ne, kad klientas pasirėmęs, tarkim, ranką, kiek nors susiraukęs. Ir vien tai, kad jeigu jūs kaip terapeutas ar psichiatras, ar ne, tiesiog atspindėsit, tai žinoma, kai kuriuose situacijose gali provokuoti, bet kita vertus, jeigu jūs autentiškai ir šiltai būnate kontakte, jūs galite paklausti, ką reiškia šitą poziciją, arba ką tu jauti kūne, kaip taip, arba galbūt pasidalinti, kad kai jūs atsiremiate, šitas labai svarbu geštalto terapija, kuo skiriasi, tarkim, nuo psichodinamijos ir panašiai, kad terapeutas gali dalintis ir savo patyrimu. Tai jeigu aš taip atsiriu, aš jaučiu savo šaltą ranką, ir man tada nuramiau kažkoks kontaktas. Tai galima tos pasidalinti tokiu, neužverčiant kažkokio turinio klientų,
ar pacientui, bet tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis, kaip jūs matote klientą ir kaip jaučiate jo pozas, jo judėjimą. Galbūt klientas gestikuliuoja labai rankomis, ar ne? Ir, aha, tai ką tavo rankos pasakytų, galima paklausti tiesiog. Tai kodėl tai svarbu? Klientas arba pacientas jaučiasi matomas tuomet. Nes dažnai mes esam pripratę, kad mūsų niekas nemato, ir ypač pacientai savo burbulę kažkokiam sėdi. Ir kai terapeutas ar psichiatras gali, bet aš matau, kad labai daug gestikuliuoja rankomis, apie ką tai yra. Ir nežinau, klientas gali pasakyti bet ką. Iš tikrųjų labai įdomus fenomenas, kad vieną dalyką galite jūs sugalvoti, kokią tai interpretacija, o kitą dalyką gali labai skirtingą pasakyti klientas, nes tai gali visiškai netitikti jūsų matymo, visiškai, kaip jums atrodo, kokia to prasmė. Tai va, tai kviečiama neinterpretuoti, o tyrinėti. Didinti sąmoningumą. Jau minėjau, kad atsakomybė kliento yra labai svarbi ir klientas nėra tik simptomų kažkoks tai rinkinys, tai yra visuma. Ir geštalto, ir bioenerginės analizės požiūrį tai yra visuma ir reikia gerbti ir priimti tai, kas yra. Santykis lygiavertis, judesys ir išraiška labai svarbu, kaip minėjau, integracija ir įsižeminimas. Trumpai labai apie šešėlį, tai abi terapijų kryptis kalba labai daug apie tai. Man labai patiko Oklander, čia geštaltistė, jinai vaikų psichoterapeutė, garsi buvusi amerikietė, jinai labai gražų turėjo modelį apie tą šešėlio priėmimą. Tai yra nupiešti demoniuką. Informacijos yra internete daugiau, galite paieškoti, bet reikia tai patirti pačiam turbūt, kad pasižiūrėti to vertę. Tai demono sukūrimas, nupiešimas kokio nors baisuoklio, galbūt, aš nežinau, nemeilė savo, tarkim, mane ir nupiešti tą nemeilę savo, tada pažinti, kas tai yra, iš kur atsirado, įsikūnyti, tai yra tam tikras projektavimas. Vaikai tą mėgsta daryti, jeigu kalbam, sakom, kokį žaislą turim ir pasiūlom, gal gali papasakoti apie meškiuką. Tai vaikai labai dažnai kalba apie save. Tai lygiai taip pat ir mes suaugę, jeigu mums pasiūloma įsikūnyti ir pabūti to kažkokiu personažu, mes vis tiek neišvengiamai kalbam apie save. Ir su ta tamsiaja dalimi kviečiame užmegzti dialogą, tai labai svarbu išsiaiškinti, iš kur jie atsirado, koks jos buvo tikslas ir tada geriau giluminiau suprasti. Ir galiausiai, kai supranti, iš kur ta tamsioji dalis, ta nepriimta pusė, palaipsniui integruoti ir įprasminti. Tai bioenerginiai analizai lygiai taip pat, mano supratimu, svarbu tas šešėlis, net ir Jungas kalbėjo apie šešėlį, tai sakau, čia nėra kažkas, kad va čia šitą terapiją tik apie tai kalba, net yra vis tiek persipinimas su kitomis paradigmomis. Tai kalbant apie bioenerginę analizę, kartais mes neleidžiame, ypač jeigu turėjom trauminių patirčių, mums sunku priimti savo jausmus ir juos jausti, nes jie gali būti per stiprus, per radikalus, gąsdinantys. Kas norėtų jausti baimę? Niekas turbūt, ne? Arba kas labai norėtų liūdėsi jausti, atrodo, nesąmonė. Bet tik kai mes leidžiame savo prieiti iki to jausmo ir pažinti, nes dažnai sako, ne, aš tikrai nejaučiu liūdėsio, aš niekada neliūdžiu. Tai būna, tai iš tikrųjų arba liūdim, bet sako, man ašaros rieda, bet aš neliūdžiu, arba aš liūdžiu, bet aš negaliu verkti. Tai yra toks tam tikras kalinimas, atsiskirimas nuo jausmų, toksai bandymas kažkaip nejausti pasąmoniniam lygmenį. Bet tik tai, kai mes leidžiam savo prieiti prie tų emocijų, kai leidžiam savo iš tikrųjų pajausti, tuomet atsiranda tas kita medalio pusė. Tai yra džiaugsmas ir malonumas, nes kol tu negali leisti savo patirti pykčio, baimės, liūdesio ir taip toliau, tu negali pajausti ir tikro malonumo. Tai tas yin ir yang ir ženklas ir yra, kad tu gali gyventi nejausdamas, bet ta kokybė gyvenimo skirsis nuo tos galimybės jausti pilnai. Kas dar labai įdomu, tas pyktis ir liūdesys, aš pažymėjau, kad tarsi rodikliai abi pusės, tai grįžtant į tą bangavimą. Nėra taip, kad terapijoje pajautus liūdesį, tu ten ir pasirinkimas, tas liūdesys arba vadinama depresija, tai yra negalėjimas jau jausti to tikro liūdesio. Nes kai liūdesys yra išjaučiamas, tai yra toks lygiai taip pat ta pati banga kyla,
Ir toks būna pikas, kai jau žmogus verkia, gali išreikšti ir tikrai išreikšti ir nepastringa. Ir tas liūdesys nuslopsta. Bet tada gali ateiti pyktis. Gali vėl nustoti pyktis, vėl ateina liūdesys. Tai yra bangavimas. Kartais tas pyktis ir liūdesys kaip dvi pusės, tokios yin yang. Ypač man buvo wow pamatyti tai gyvai terapijoje, kaip tai vyksta tas pyktis ir staiga liūdesys, ir pyktis, ir liūdesys, ir tokios bangos, ir wow. Tai va. O kas yra skausmas? Jeigu yra tik skausmas, tai kartais yra vienintelis dalykas, ką žmogus gali sau leisti jausti, tai skausmą, kai negali jausti kitų emocijų. Tai reikalingas tuomet dažniausiai darbas. Um, Mes čia šnekėjom su vyru visai ne per senai, nes aš jam kartais papasakoju apie tai, ką pati mokusi, kokius pratimus darau ir panašiai. Ir sako, tai čia kaip vaikų judesiai. Ir iš tikrųjų yra labai daug panašumų. Tas išpykti, išspardyti, kaip šitas berniukas, bet su kojom, iššokinėti, išrėkti. Tai mūsų kūnai to labai reikia, tiesiog sugrįžti į tą galėjimą išreikšti. Tai kai vaikai mes mokomės ir bandom mane po truputėlį, o po to pamirštam, kad galima judėti saugioje aplinkoje ir panašiai. Tai va, ir labai trumpai, nes jau matau, kad mano laikas baigėsi, tai apie charakterio tipus, tai yra, kaip sakiau, 5 ir kiekvienas gali žvelgti kažkokiu tai bruožu pacientuose, bet iš tikrųjų tai yra gilesnis mokslas, kad apie kiekvieną analizuoti. Ir mes kai mokėmės, tai buvo labai labai įdomi patirtis suprasti, kada atsiranda ta žaizda, ar ten atstumimo, ar palikimo ir kaip, ir pabūti toje situacijoje, pavaidinti, išjausti tą vaiką, kai, tarkim, mama atstumia, arba kažkas iš tėvų ar artimiausių palieka, arba pažemina, ne? Ir pajausti, kaip iš tikrųjų tie charakterio tipai formuojasi. Tai va, tai tiek. Ačiū už dėmesį, tikiuosi buvo įdomu.